Diena, Gerimantai. Noriu užduoti Jums tokį klausimą. Koks Jūsų požiūris į draugystę tarp krikščionių? Ar ji reikalinga? Kaip sužinoti, ar žmogus, su kuriuo draugauji, yra iš Dievo? Kokios ribos yra leistinos iki santuokos? Jo, tai labai aktualus klausimas kiekvienam, ypač jaunam žmogui. Ir pagrindinis skirtumas, kad pasaulis moko šitų dalykų visiškai kitaip. Dangaus karalystėje draugavimo, šeimos sukūrimo klausimai, jie tokie kardinaliai priešingi, tai panašu kaip šviesa nuo tamsos skiriasi. Bet labai dažnai, kada yra maišalinė, šiek tiek iš krikščionybės ir šiek tiek iš pasaulio, atsiranda tam tikrų kompromisų arba neteisingų supratimo apie šeimą, apie draugystę. Pasaulyje draugystė remiasi savanaudiškumu. Tai yra meilė, jinai nori gauti. Ir principas pasaulyje šeimos sukūrimo yra toks, kad pirmiausia tai yra intimūs santykiai ir lova, kaip liaudyje kalbama, po to yra bendras daiktų sumetimas ir visa baigėsi štampo uždėjimu arba neuždėjimu. Ir dažniausiai toks požiūris baigėsi, kad pasaulyje skyrybų šiuo metu daugėja. Žmonės neranda laimės, jie atkūrė po 2-3 kartus šeimą ir nesupranta, kas čia yra blogai. Todėl, kad šeima kuriama ant pagrindinio poreikio, kurio negalima ignoruoti, bet pasaulyje tai yra varomoji jėga, tai yra intimūs santykiai. Kad kuo greičiau pradėti intimius santykius ir pagrindinis tai yra dalykas. Labai dažnai bažnyčia irgi ateina tas vadinamas įsimylėjimo sindromas, jeigu taip galėčiau pasakyti. Tai kada pasaulyje po įsimylėjimo paslėptas savanaudiškumas. Įsimylėjimas reiškia, žmogus apsvaigsta ir jis nieko taip nenori, kaip to žmogaus. Jis nori jį turėti, jis nori jį gauti. Biblijoje skaitom tai apie Dovydo šeimoje. Vienas iš jo sūnų labai įsimylėjo Tamarą, kur norėjo su ja sugulti taip stipriai, sakė, jis negalėjo nei valgyti, nei ką nors daryti. Ir jis išsireikalavo, bet po to jis pradėjo jos nekęsti. Ir labai dažnai pasaulyje lygiai taip pat. Kada išsikvepia, žmogus patenkina intimius poreikius, žmogus tampa nesvarbiu. Dievo karalystėje viskas atvirkščiai. Prasideda nuo žemumos ir kylama į viršų. Tai yra šeimos gyvenimas prasideda ne tai, kad štai mes susitokėm ir viskas baigta, tik tai prieš tai buvo kažkas labai gražaus. Krikščionybė yra atvirkščiai, bendravimas šeimoje, gyvenimas vyksta augimas. Tai yra, tu labiau žmogų myli, tu labiau jį pažįsti. Ir kiekvienam krikščioniui viskas prasideda nuo dvasios. Tai yra, pirmiausia, Dievas apjungia dvasią, paskui jisai apjungia charakterį ir pabaigoje jis apjungia kūną. Tai yra, seka visai priešinga. Labai dažnai norėjimas turėti intimių santykių iki vedybų, tai yra išraiška savanaudiškumo, nepagarbos kitam žmogui ir į paviršių išleidimas, parodimas motyvų, dėl ko yra kuriama šeima. Kad man svarbiausia yra patenkinti savo intimius poreikius. Ir Dievo karalystėje taip nėra. Tai pirmiausia, krikščionys randa bendrą pašaukimą arba jie apjungiami dvasioje. Jie turi dvasioje bendrą tikslą. Ten nėra pasaulietinio įsimylėjimo, kada krikščionis sutikęs kitą merginą ar merginą vaikiną, jie nebegali vienas be kito gyventi, nebegali eiti tarnavimus. Jėzus nublanksta, jis kažkur tampa toli. Bet santykiai ir įsimylėjimas, jie užkariauja ir užgožia viską. Krikščioniškam gyvenime yra truputį kitaip. Tavo susižavėjimas kitu nenustelbia tavo meilės Kristui. Kristus išlieka pirmoj vietoj ir iš jo ateina kaip dovana tie santykiai, kada tu matai, kad tavo meilė Kristui ir tavo kitos pusės arba būsimo jaunikio ar jaunosios tikslas yra Kristus. Kad jūs abu žvelgite į tą patį tašką ir jūs norite gyventi dėl jo. Ir Dievas apjungia, kad jūs kažką turit bendro, eidami šitą tikslą. Jūs turit bendrą, labai dažnai būna evangelistas, jisai apjungiamas su
irgi evangelistė, arba mokytojas su mokytoja, arba tai yra, kad vienas kitam padeda, kad jų tikslas nėra patenkinti savo trūkumus. Šeimos sukūrimas nėra, jo tikslas nėra tapti laimingu. Nes jeigu tu eini šeimą su noru tapti laimingu, reiškia, tu ateini su kaip klipata ir tikiesi, kad dabar tavo nepilnavertiškumą patenkins žmona arba žmonai vyras. Kad tu net neši laimės, nes mūsų laimė ir tobula laisvė yra Kristuje. Todėl, kada Adomas, jis nesijautė nelaimingu, kad nebuvo Ievos. Jis buvo pilnavertis ir net negalvojo apie tai. Bet sako, Dievas sako, reikia jam sukurti pagalbininkę. Pagalbininkė kam? Tikslui, dėl kurio Adomas buvo sukurtas. Ir Dievas privedė Ievą prie Adomo ir nieko jam nepasakė. Kad jis nesakė, kad Adomai tu privalai, tai tavo žmona. Adomas pats viduje nusprendė ir pažino, sako, tai mano kūnas iš mano, kaulas iš mano kaulų, kūnas iš mano kūnų. Tai yra, Dievas netima nei vienam iš mūsų sprendimų. Jis neprivartauja vesti ar tekėti už tam tikro žmogaus. Jisai suveda, jisai parodo tau ir tu viduje padarai laisvą sprendimą. Ir draugystė tarp krikščionių jinai truputį yra kita. Kad tu draugauji Kristuje. Labai dažnai tenka girdėti klausimą, ar galima susikabinti, apsikabinti, pabūti ilgiau kurį laiką. Aš tikiu, kad pagarba kitam žmogui, parodimas, kad aš imu tave į žmonas ir tieku už tavęs ne dėl to, kad pabandyti tave, pasižiūrėti. Labai dažnai pasaulyje yra toks požiūris, kad, sako, reikia būtinai turėti intymius santykius iki vedybų, nes kartais gali nesutapti tam tikri poreikiai. Ir pabandykim, kaip eksperimentinius triušius. Ir tokia šeima be abejo dažniausiai išyra. Krikščioniškos šeimos jos tvirtos dėl to, kad tu pasikliauni Dievu ir sakai, aš tave imu žmonas, aš tieku už tavęs. Ne dėl to, kad patenkinti kažką, kad tapti laimingu. Aš dėl to, kad mes eitumėm kartu į tikslą iki galo. Ir kas beivyktų mūsų gyvenime, aš eisiu su tavimi, nes mes esame apjungti Dievo. Tai yra sprendimas. Ir tas neturėjimas intymių santykių, tai parodo tai, kad mūsų sprendimas yra švarus. Kad mes statom šeimą ant tvirto pagrindo, kuri neiširs. Kuri nesako, o vdruk ten po vedybų paaiškės, kad kažkas mumyse ten blogai, charakteriai dar kažkokie, kad tai yra sprendimas iš dvasios, žiūrint į vieną tikslą. Todėl renkantis partnerį, tai be abejo pagrindinis dalykas prašymas Dieve, atvesk man Ievą, arba Ieva, atvesk mane prie Domo, prie to, kurį tu man duodi. Ir Dievas duos atpažinti. Ir tada tai yra ėjimas į bendrą tikslą ir praėjimas priešingai. Pirma dvasia, paskui charakteriai ir paskui kūnas. Intymūs santykiai tai nėra kažkokia baisi tema arba blogis, tai yra Dievo sukurtas. Tai yra džiaugsmas, tai yra didžiulis palaiminimas šeimos ribose. Ir aš tikrai tikiu, kad pagarba kitam žmogui, parodant, kad aš tave imu ne dėl to, kad man reikia kažką, tai aš negaliu gyventi be intymių santykių. Aš tave myliu, aš apsisprendžiu ir aš žinau, kad Dievas mums padės, kad mes einam į tikslą kartu. Ir tokia šeima, jinai niekada nesugrius, jinai bus išlaikyta. Ir aš atsimenu aš laukiau savo Ievos žmonos ilgai, ganėtinai ilgai pagal pasaulio standartus, bet tai, ką gavau, pranoko visus lūkesčius. Dėl to, kad atsimenu ir sprendimą, tai buvo natūralu, kad aš pirmą kartą susikabau už rankų po pastoriaus palaiminimo. Ir tai buvo iš tikrųjų džiaugsmas ir malonė, kad Dievas pradėjo mus jungti pirmiausia įtikinimu,
kad tai tavo žmogus. Ir aš klausiau viešpaties, kad mano žmona, jeigu mums kartu gera melstis, tai yra mano žmogus. Ir viskas prasidėjo, kad staiga Dievas paskatina mus pradėti melstis kartu, net neplanuojant, net negalvojant. Ir atsirado dvasios bendra. Tai, kas tu negali to paaiškinti, tai net ne sielos lygmuo, tai yra dvasios lygmuo, kada tu žinai, kad žinai, kad žinai. Kad tu nori eiti kartu dėl Jėzaus. Ne šiaip sukurti laimingą ar gražią šeimą ir tiesiog, kaip pasaulyje būna reklama, žmona, vyras, šuo, pinigai, namas, pievelė ir tai yra laimė. Ir tos laimės pasirodo nieks neturi. Bet tai yra Kristus, tai yra jungianti grandis. Jeigu to nėra, jeigu sutinki kitą, kuriam Kristus dar nėra pirmoje vietoje, tai arba jūsų santykiai pereis Izaoko atnešimą ant aukuro, arba jūs tai pereisit jau sukūrę šeimą. Bet tas neišvengiama, kad labai dažnai velnias išnaudoja ir konkuruoja, kad be abejo mes vienas kitam patinkam. Atsiranda trauka. Bet jeigu tai ateina tas vadinamas pasaulietinis įsimylėjimas, kuris atima protą ir tu nebegali nei tarnauti, nei gyventi, bet nori kuo greičiau dabar, tai man, tai nėra iš Dievo. Tada labai dažnai geriau išlaukti. Ir aplamai šeimos, kuriame prašymas Dievo, jeigu jauti, kad tave varo ir sako greičiau, greičiau, metai eina, skubėk, skubėk, nes bus blogai, tai motyvas jau jis gali būti pajungtas neteisingas. Ir nėra, labai dažnai tenka, kad krikščionių irgi girdėti atveju apie įvairias pranašystės ir kuriomis išpranašaujamas vyras ar žmona ir staiga vyras prieina, sako, tu būsi mano žmona, jinai nieko bendro su juo nenori turėti ir jis pradeda manipuliuoti, versti. Dievas nėra toks kvailas, kad galėtų veikti tik vienam. Be abejo, tai bus sinchronizacija, tai yra Dievas kalbės abiem. Nei žmona nėra tokia kvaila, arba kad Dievas neprakalbės, nei vyras. Abiems šventoji dvasia mokins ir rodys. Ir gali būti, kad kurį laiką tu gali jausti, kad jūs skirti vienas kitam, bet Jėzus nori įtvirtinti tai, kad jis išliktų pirmoje vietoje. Tada jūsų šeima bus stabili. Ir be abejo šiais laikais šitas iššūkis yra be galo didelis, nes daugam trūksta mokymo, supratimo, kas tai yra šeima. Arba jinai labai sudvasinama ir ignoruojami visi klausimai, kad sukūrus šeimą viskas eis savaime. Kad yra laistymas, yra priežiūra šeimos, yra įvairūs klausimai, yra finansai, yra santykiai su uošviais, yra santykiai su vaikais, santykiai į tarnavimą ir turi būti šitie dalykai sprendžiami ne super dvasingumu, bet išmintimi. Ir užtat Paulius labai daug, viena iš bažnyčių, neatsimenu dabar konkrečios vietos, bet rašė apie tai, kad sako, jūs senosios mokykite jaunasias mylėti vyrus. Tai yra daug kas net nežino, kaip elgtis šeimoje. Nes tai tiesiog sako, jeigu tu melsiesi ir skaitysi žodį, viskas gerai. Bet turi būti mokymas, kaip šeimoje išlaikyti pusiausvyrą, kaip tvarkyti finansus, kaip kartu ne tik melstis, bet kartu leisti laiką, duoti vienas kitam pailsėti, suprasti vienas kitą, matyti pašaukimus. Ir tai nėra išmokstama per dieną, tai yra gyvenimo kelias, bet jis eina į viršų. Užtat tikra krikščioniška šeima yra pagrindas ir paraiškai sėkmingą tarnavimą. Paulius dėl to rašė, kad pagrindiniai rodikliai, pagal kuriuos yra paskiriami tarnautojai, tai yra kokia yra jo šeima, kokie santykiai su žmona, su vyru ir vaikais. Sako, nes jeigu jis moka šitos dalykus tvarkytis, tai yra įrodymas ir paraiška į gerą tarnavimą. Nežiūrėk į dovanas ir stebuklus, kurie vyksta gyvenime, žiūrėk į charakterį ir į šeimą, nes joje iš tikrųjų tikra krikščionybė. Labai dažnai būna, kad krikščionybė, kai kam yra tik tai atėjimas į surinkimą, bet iš tikrųjų, kai jis baigėsi, tada prasideda realiai krikščionybė ir į ją visą laiką žiūrima. Ir be abejo, todėl jauniems žmonėms toks palinkėjimas, kad
Šeimos klausimą ignoruoti negali. Kad tai yra svarbus. Draugystė, šitas ir šituo klausimu reikia prašyti Dievo išminties, melstis. Kad nėra taip, kad kažkaip savaime įsispręs. Tai yra svarbus. Po Kristaus priėmimo į savo širdį tai yra antras svarbiausias sprendimas. Nes tai mes turim dvi sandoras. Viena Kristuje su Dievu ir kita tai su mūsų kita pusė. Kitų sandorų mes neturim. Todėl šitas klausimas yra svarbus ir šventoji dvasia pasirengusi privesti, mokinti, rodyti. Svarbiausia labai nesudvasinti to, bet ir neskubėti.